Sveiki visi sugrįžę dar vieną video, labai svarbus video, kurį rekomenduoju visą peržiūrėti. Apžiūrėsime bullruno situaciją, kodėl jam yra uždegta žalia šviesa, kas įvyko, kokios naujienos, kurios skatina bullruną, kokio jis bus maždaug dydžio ir taip toliau, visos aktualiausios naujienos. Taigi taip pat kviečiu prisijungti jūs prie nemokamos grupės, kur taip pat visą informuojame apie aktualiausią informaciją, kur atsiunčiame, kada išeina mūsų video, atsiunčiame analizę ir dabar greitų metu ten siūsime nemokamas pamokas, nemokamas webinarus, kurios jums padėtų pradėti prekiauti. Taigi prisijungite prie grupės, stebėkite viską ten, spauskite subscribe šiam kanalui, nes daug naujienų laukia, daug visko vyksta, jums reikia žinoti, kaip einasi bullrunas, kada reikės jau parduoti, kada pirkti ir taip toliau. Taigi spauskite subscribe šiam kanalui ir keliaujam tiesiai prie analizės. Taigi pradėkime nuo veiksmų pradžios, kaip viskas prasidėjo, kodėl atsirado šis mini pumpas ir kodėl bullrunui yra uždegta šviesa. Tai viskas galiausiai priklauso nuo makroekonomikos ir kas buvo įdomu, kad Fed, kaip žinote, viršininkas Jerome Powell turėjo kalbėti Jackson Hole, tai čia toks yra kaip eventas, toks, aš kaip suprantu, toks kaip suvažiavimas Amerikoje. Ir esmė yra tokia, kad visi žinojo, kad jis ten šnekės apie makroekonomiką. Jis šnekės, ar bus mažinamos palūkanos, ar bus kokia situacija yra su infliacija, ar yra pagerėjus ir taip toliau. Ir visa rinka, visi analitikai stebėjo tą kalbą ir laukė užuomenų apie palūkanų mažinimą arba užuomenų, kad laikas keisti ekonominę kryptį, kad laikas viską atlaisvinti, nes dabar yra viskas suvaržyta. Ir visi gavo tą, ką norėjo, reiškia, Jerome Powell patvirtino savo žodžiais, kad viskas laikas keisti ekonomikos kryptį, tai reiškia iš tokios suvaržytos ekonomikos keisti į laisvesnę, pradėti mažinti palūkanas ir tai reiškia, kad atsiras ir daugiau pinigų ekonomikoje ir taip toliau. Taigi šis dalykas buvo pirmasis, kuris pažadino rinką, kadangi tai yra labai bullish, nes tai reiškia, kad tai yra gera aplinka, kad bus daug pinigų ekonomikoje, kad tai yra gera aplinka risk assets, tai risk assets yra kriptovaliutos, yra akcijos ir panašiai, tiesiog gera aplinka bullrunui vystytis ir visi realiai to ir laukia. Visi laukia, kada jau bus tas patvirtinimas, kad keisis ekonomikos kryptis ir tas patvirtinimas ir įvyko, kaip visi ir tikėjosi, ir tada neužilgo po to, neatsimenu, gal kitą dieną, kriptovaliutų rinka pakilo gana nemažai. Taigi, kokia yra situacija, kad ar bus mažinamos palūkanos 0,25% ar 50%, tai labiausiai tikėtina, kad bus po truputį mažinama, tai reiškia po 0,25 ir tada dar kartą 0,25 ir taip toliau. Taigi maždaug jau buvo aišku, kad rugsėjo mėnesį bus mažinamos palūkanos, bet visi vis tiek stebėjo šią kalbą, norėjo tų patvirtinimų, kad viskas būtų užcementuota, kad tikrai keičiasi ekonomika ir pozityvi ekonomika bus labai geras dalykas bullrunui ir tai padės bullrunui pasiekti tas visas aukštas kainas, kurių visi laukia. Taigi yra daug eventų, kurie yra labai bullish. Tai pavyzdžiui, man patiko šio analitiko toks kaip susumavimas, kas vyksta. Tai gold prices are at all time high, tai reiškia aukso kainos jau pramušė aukštumas, tai reiškia padarė naujas aukštumas. Ir bitkoinas dažniausiai seka auksą. Taigi yra čia, pavyzdžiui, aš neturiu dabar tų grafikų, bet jeigu jūs pasižiūrėtume viename grafike, sudėtumėte auksą ir sudėtumėte bitkoiną, pamatytume, kad bitkoinas realiai daro tą patį, ką auksas, nes tai irgi yra commodity. Realiai abu yra skirstomi Amerikoje kaip commodity ir auksas ir bitkoinas. Bet bitkoinas šiek tiek atsilieka vis tą mėnesio arba dviem, tai matytųsi grafikas beveik tas pats, tik bitkoinas vis tą atsilieka. Ir auksas jau padarė naujas aukštumas, o bitkoinas dar nepadarė. Tai vis tiek jau mums yra geras patvirtinimas, kad jau kelių, galbūt mėnesio su pusė, galbūt 2 mėnesių bėgyje bitkoinas turėtų daryti catch-upą, tai reiškia turėtų po truputį pasivyti auksą, nes auksas jau yra labai aukštai. Kitas dalykas, apie kurį dar šiandien plačiau pašnekėsime, yra dollar indeksas ir dollar indeksas crashina. Kas yra dollar indeksas? Dollar indeksas parodo dolerio stiprumą. Kuo stipresnis doleris, tai reiškia labai tokia ne tvirta ekonomika, bet suvaržyta ekonomika, aukštos palūkanos, tai reiškia doleris stiprėja. Ir visos kriptovaliutos, visos akcijos krenta prieš tai, nes viskas skaičiuojama atsižvelgiant į dolerį. Jeigu doleris yra stiprus, tada yra labai blogai risk assets, tokiem kaip akcijos ir kriptovaliutos.
Jeigu doleris yra silpnas arba silpnėja, tai yra labai teigiamas dalykas kriptovaliutoms ir akcijoms. Tom rinkom, kurios yra susijusios su rizika, silpnas doleris yra labai gerai ir yra dolerio indeksas, kuris parodo stiprumą. Tai prekybininkai jį seka ir pasižiūri, ar tas indeksas kyla į viršų, ar krenta, tai mes jį irgi dar jo grafiką peržvelgsim ir kol kas jis krenta. Ir kad krenta yra labai gerai ir realiai indeksas yra tiesiogiai susijęs su bullrunais, kada yra indeksas krenta, tada bullrunas kyla, kada indeksas kyla, tai reiškia stiprėja doleris, tada bullrunas silpnėja arba ateina iš vis bear marketas. Kitas dalykas, global M2 money supply is rising, tai reiškia pinigų pasiūla didėja, tai yra tiesiog parodo realiai, kiek yra pinigų ekonomikoje ir šita pasiūla yra didėjanti. Tai reiškia, daugėja pinigų ekonomikoje, daugėja pinigų pasaulyje. Ir visi šie dalykai yra sekami apytiksliai ir turime taip pat grafikus. Ir mes matome, kad per bear marketus būna susitraukimai, būna mažai pinigų, o per bull marketus po truputį kyla. Ir dabar irgi money supply kyla. Ir tai yra labai teigiamas dalykas, nes tiesiog daugėja pinigų ekonomikoje ir tie pinigai galiausiai nueis į kriptovaliutas. Sekantis dalykas, palūkanų mažinimas ateina rugsėjo mėnesį. Tai jau yra užcementuota, dėl to visi laukia šios kalbos, kad ar tikrai bus sumažinta ir viskas. Dabar jau visi žino, kad bus tikrai sumažinta ir nėra jokių abejonių. Kitas labai svarbus dalykas, apie kurį dar irgi apžvelgsime, kad USA prezidento rinkimai yra už 72 dienų. Ir rinkimai visada būdavo labai bullish kripto rinkai. Tai kripto rinka visada labai stipriai judėdavo arba prieš pat rinkimus, arba per rinkimus, arba po rinkimų. Tai rinkimai, jei gerai atsimenu, bus lapkričio 4, tai lapkričio 5 dieną. Gal lapkričio 4, gal lapkričio 5 bus paskelbtas prezidentas ar kažkas tokio, ar tik prasidės rinkimai. Tai tuo metu arba prieš tą metą labai tikėtina, kad prasidės bullrunas, nes taip dažniausiai būna, tiesiog kriptovaliutos būna labai stiprios, būna daug pinigų ekonomikoje ir taip toliau, tai jau yra už 72 dienų. Tai vien tik šitas visas eventas jau yra labai bullish kriptovaliutom ir tada yra šansas, kad gausime pro kripto prezidentą lapkričio mėnesį. Tai tie, kas sekat kanalą, mano arba Telegramo, arba šį YouTube kanalą, žinote apie prezidentų kandidatus, kad Kamala Harris yra labai neigiamas kandidatas kriptovaliutų rinkai, o Trumpas yra labai teigiamas kandidatas kriptovaliutų rinkai. Tai yra labai svarbu suprasti, nes tai yra tiesiog priešingybės. Trumpas nori netgi pirkti bitkoinas ir dėti į Amerikos rezervą, pirkti bitkoiną dideliais kiekiais, jis palaiko įstatymus pro kripto ir panašiai, o Kamala Harris tęstų Bideno antikripto politiką, kuri buvo labai neigiama iki šio laiko. Nu ir iš esmės tiesiog realiai, jeigu gausime Trumpas bus išrinktas, tai užpils degalų visai kriptovaliutų rinkai, kadangi jis yra pro kripto prezidentas ir rinka tiesiogiai sureaguos į jo laimėjimą. Jei gausime Kamala Harris, tai krypties bullruno tai neturėtų pakeisti, bet vis tiek 4 metams bus kriptovaliutom labai neigiama aplinka. Tai tikiuosi, kad išrinks Trumpą, bent jau vien tik dėl kriptovaliutų. Nu ir tiesiog, kad iš esmės buvo labai lėta vasara ir jau po truputį viskas bunda. Tai va, toliau, šiek tiek informacijos apie rinkimus, tai įvyko įdomus dalykas. Tai jeigu žinojote, galbūt nežinojote, kad Robert F. Kennedy Jr. irgi kandidatavo į prezidentus, kaip 3. prezidentas, aš neatsimenu, kiek jis turėjo palaikymo, man atrodo, jis buvo 3, bet esmė tokia, kad jis irgi buvo kandidatas ir jau akivaizdu, kad jam jau nebuvo šansų, tai jis ir jį demokratų partija ten kažkaip išdavė, pridarė jam nesąmonių ir jisai prisijungė prie Donaldo Trumpo ir pradėjo jį palaikyti ir čia buvo toks epic momentas Trumpo karjeroje kaip prezidento, kai siekė to prezidento ir atėjo į stage Robert F. Kennedy, štai čia matome, ir ten realiai paspaudė jam ranką, nu čia visiškas šou, bet vis tiek Trumpui tai labai padės laimėti rinkimus, jei jis laimės, tai reiškia gavus daug engagemento, daug susidomėjimo, daug dėmesio, tie Roberto rinkėjai daug kas pereis prie Trumpo, nu ir tiesiog epic momentas jo rinkimuose. Tai jeigu nueitume į Polymarket, tai čia yra tokios kaip apklausos, kur tu gali statyti ant laimėtojo arba pralaimėtojo. Tai iš esmės Trumpas dabar laimi 1%, bet ką yra svarbu suprasti, kad tokios platformos jos beveik niekada neparodo tiesos.
nes realiai, pavyzdžiui, priklauso, kiek demokratų yra toje platformoje ir kiek respublikonų. Jeigu bus daugiau demokratų, tai akivaizdu, kad daugiau žmonių balsuos teigiamai už Kamalą Harris. Jeigu bus daugiau respublikonų tokiuose platformose, tada daugiau balsuos už Trumpą ir tai bus paveikti rezultatai ir jie nebus labai tikslus. Bet ką mes žinom istoriškai, kad dažniausiai respublikonų lyderis čionais pralaimėdinėdavo. Tai reiškia, kai buvo Trumpas, jei gerai atsimenu, prieš Hillary Clinton, jis pralaimėdinėjo gal 6% pagal Poly Market, gal 6%. Ir jis vis tiek laimėjo. Ir dabar jis netgi laimi 1%. Tai yra didžiulis žingsnis, nes reiškia, kartais tiesiog čia rodo vis tiek kažkokį palaikymą parodo, nes daug žmonių tikrai balsavo čionais, matosi. Ir jeigu jis net čia laimė, tai labai tikėtina, kad jis laimės. Nu, tiesiog, netgi šitai yra dar vienas dalykas, kuris mums parodo, kad Trumpas yra labai, labai populiarus. Ir kaip ir minėjau, tai būtų labai teigiamas dalykas kripto rinkai. Dabar pasižiūrėkime į dolerio indeksą. Kaip ir minėjau, stiprėjantis doleris yra labai blogai, o silpnėjantis doleris yra labai gerai. Pavyzdžiui, štai čia dabar pasižiūrėkite į šį indeksą. Štai čia kilo ir čia buvo bear marketas, nes doleris labai stiprėjo ir tiesiog buvo visos kriptovaliutos buvo nustumtos į apačią ir akcijos krito, nes tiesiog doleris buvo stiprus ir indeksas tą ir parodo. Dabar mes jau matome po truputį tokį kaip ir kritimą indekso, tai reiškia silpnėjimą. Matome, kaip jis akivaizdžiai silpnėja, daro lower highs ir panašiai. Ir dabar jis tiesiog nukrešino į apačią ir čia ir buvo tas visas pumpas. Ir kada prasidės bullrunas, tada, kada indeksas nukeliaus į šias žemumas, kaip buvo anksčiau. Tai realiai tai irgi labai stipriai koreliuoja su bullrunais ir bear marketais. Per bull marketą indeksas, tai yra per bear marketą indeksas eina į viršų, nes tiesiog būna stiprus doleris, ką jau jums aiškinau. Ir kai doleris krenta, stiprumas krenta, tada būna stiprus bull marketas. Tai va dabar mes esame ties supporto lygiu. Aš nemanau, kad mes dabar pralaušime šį lygį. Aišku, visko gali būti. Tai būtų tikrai neblogai, nesiskųsčiau, bet aš manau, kad bus dar kažkoks dabar atsigavimas dolerio ir tada jau kažkur link rugsėjo pabaigos, link spalio mėnesio prasidės tas visas mažėjimas ir tikiuosi, kad prasidės jau bullrunas. Sekantis dalykas, kurį noriu jums parodyti, kuris irgi yra įdomus, tai kad likvidacijos virš bitkoino, tai pavyzdžiui, ties 70 000 yra net 7 milijardai pozicijų. Tai reiškia, kai, pavyzdžiui, žmonės shortina bitkoiną, tai viršui būna likvidacija ir visi stop lossai. Tai likvidacijos realiai yra kaip kuras kriptovaliutom. Tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, visi tikisi, kad kaina eis į viršų ir visi prisidaro long pozicijų, tai reiškia stop lossas būna apačioj, tada būna daug leverage'o apačioj. Bet kai visi shortina, tada būna daug leverage'o ir visi stop lossai būna viršui. Ir tie stop lossai, tas visas leverage'as bitkoinui, kai jis pradeda judėti, būna kaip kuras. Tai reiškia, jei daugiau apačioj, tai kai bitkoinas krenta, jis susirinks tuos stop lossus ir jam bus kaip kuras judėti dar žemiau. Jeigu jis judės į viršų ir bus daug shortų ir viršui bus daug likvidacijų, tada jis stipriau judės į viršų. Ir šiuo metu ties bitkoino, jeigu jis dakeliaus iki 70 000, yra net 7 milijardai shortų, kurie bus likviduoti. Tai yra labai labai daug kuro. Bitcoin tai yra nesuvokiamai daug. Nes dažniausiai tiek daug nebūna, bet dabar yra daug žmonių, kurie prisišortino, kurie turi daug leverage'o, kad bitkoinas eis į apačią, kas man yra gana keista. Bet situacija tokia, kad jei bitkoinas pradės kilti, susirinks tą leverage ir bus daug kuro, daug likvidacijų ir tas kuras paduos ir, realiai bitkoinui paduos energijos judėti į viršų. Tai tiesiog, jau kai viskas užsidegs bullrunas, mes pamatysime labai smarkų ir greitą judėjimą. Ir kaip ir minėjau, liquidity tai irgi čia yra kaip pinigai, pinigų pasiūla. Tai liquidity tai yra kiek yra pinigų ekonomikoje, kiek yra pasaulyje ir matome šiuos ciklus. Čia buvo bullrunas, kada kilo į viršų liquidity ir tada bear marketas, kada leidosi į apačią, viskas gana aišku. 2022 metais buvo bear marketas ir matote liquidity ėjo į apačią. Ir dabar matome tą kilimą. Matome, kad pinigų vis daugiau ir daugiau ir pamatysime irgi, tikiuosi, kuo didesnį liquidity dydį ir tai reiškia, kad bus daugiau pinigų ekonomikoje ir jie visi pereis į kriptovaliutas. Taigi tokia dabar yra situacija, turėjome visai įdomų ir nemažą pumpą, tai reiškia viskas padidėjo ir altcoinai paaugos, kaina ir bitkoinas. Nemanau, kad prasidės bullrunas, jam jau yra uždegta žalia šviesa, tai
tai reiškia, kad jis tikrai prasidės ateityje, netolimoje ateityje, bet dar kol kas dar ne dabar. Manau, kad jau čia mėnesių klausimas. Taigi tiek kol kas aktualiausių naujienų. Nepamirškite spausti subscribe šiam kanalui, nes bus daug naujienų, kurios jums bus labai naudingos. Ir taip pat prisijunkite prie mūsų Telegram grupės, kur gausite aktualiausias naujienas, kada išeina mūsų video, nemokamas analizės ir visą kitą geriausią informaciją. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kitame.